Na ką, bandysim užsibristi į jūrą. Fainas oras. Nei vėjuko, nei bangelės, nieko. Kaip ir kiekvienais metais, gegužės gale, tradicinė vėjažuvių žvejyba. Kartą metuose išsiruošiu pažvejoti šitų įdomių žuvų, kurios gegužės vidury, gegužės pabaigoje atplaukė. Štai čia vat prie Palangos krantų neršti, išleisti ikrų. Na ir žvejai tokie kaip aš, maniakai, brenda į tą jūrą, gaudom tas vėjažuvis. Na, šiais metais gal dar, nors ir laikosi šiltėjo orai, bet vanduo dar gana šaltas ir žuvų aktyvumas nebuvo labai didelis, bet vat ryte turėjau kelias valandas, tai keletą žuvų pavyko pagauti. Kviečiu pasižiūrėti trumpą video. Na ir ką, brendam į jūrą. Tai kaip ir sakiau, žvejoju prie Palangos, Nemirsėtoje. Čia labai populiari vieta. Labai gera vieta vėjažuvių žvejybai. Kodėl? Nes va ten, kur gulbės, yra sekluma. Ten pusę metro gylio, gal dar net ir mažiau vietom yra. Auga labai daug žolių, dumblių, na ir vėjažuvės atplaukia į tą vietą neršt. O va čia tarp tų gulbių ir manęs yra pagilėjimas, kokia 1,5 metro, gal 2 metrai gylio. Na ir šitam va susiaurėjime, šitam pagilėjime mes ir gaudom vėjažuvės, kurios atplaukia į šitą vietą. Va ten va kaip ta valtis, tai jau jie gaudo kitoj pusėje seklumos. Tai va, nes pati sekluma yra va čia. Na ir žuvis migruoja, sukasi ratais aplink tą seklumą. Na ir šitoje vietoje neblogai kimba. Tikrai būna didžiulė koncentracija čia tų vėjažuvių. Tikrai daug jų čia suplaukia. Nu, ar kimba ar ne, jau čia kitas dalykas. Šiandien kitokios sąlygos, vat, kai visiškas štilis, nei bangelės. Ir žuvis iš tikrųjų nėra aktyvios, nėra drąsios. Nelabai nori pulti masalą. Tai reikia jam vėjo, šitai žuviai reikia vėjo. Geriausias vėjas yra priešinis, iš vakarų, iš šiaurės vakarų. Tada jos suaktyvėja, na ir tada neblogai kimba. Kaip dabar, kai štilius, kai ramus vanduo, tai žuvys tokios ramios. Masalo netakuoja, net nelabai bando sekti. Nelydi blizgės, tai jeigu jau jūsų blizgės niekas nepalydi, tai jau ne kažkoks ženklas, nes paprastai vėjažuvės lydi tą blizgę, plaukia iš paskos, bando pagriebti, vadinasi tada aktyvia. Na, kitu atveju jau geriausia žvejoti ryte arba vakare prieš sutemstant. Dienos metu jau sudėtinga. Aišku, viskas pasikeistų, jeigu dabar užeitų vėjas, atsirastų bangelės, bangos, žuvis iškart suaktyvėtų.
Bet dabar sudėtinga. Dabar papasakosiu apie blizgės, kuriame žvejojom. Tai jeigu man sakytų pasirinkti vieną ir sueiti ir visą dieną žvejoti, tai imčiau Hansen firmos danišką, tokią mėlyną, sidabrinę su mėlyna, labiausiai pasiteisinusi spalva, tiek blizgė, pati blizgė. Labai geros kokybės šitas blizgės, jau daug metų ją turiu, apibraižyta visa, bet iš esmės ir dažas laikosi gerai, ir nesurūdyjusi, ir kabliukas nesurūdyjas, ir blizgėsio jokio nepraradusi, tai labai geros blizgės turiu aš jau nemažai. Ir varinė, ir tokia juoda, ir visos. Šiandien 4 žuvys būtent užkybo ant Hansen va šitos blizgutės, geltonos tokios su raudona. Visos 4 žuvys ant jos. Dar populiarios yra Monesilda, man atrodo švediškos gal, jeigu neklystu, o gal irgi daniškos. Šitokios blizgės. Turiu vat ir tokią. Tai didžiausias jų minusas, gana kybios jos irgi yra, bet didžiausias jų minusas dažnai persimeta valas per jas, kažkaip keistai išbalansuota gal ta blizgė. Tai dažnai metimai būna prarasti, nes jo tiesiog valas kabina persimeta ir jau gero pravedimo nepavyksta padaryti. Tai dar labai populiarios yra lietuviškos aisės blizgės, žilvinas. Turiu įvairių atspalvių, tokį ryškalą. Tai pačios blizgės tikrai labai kybios, tikrai geros, gerai padarytos, bet koks niuansas, kad blizgė jau po kelių žvejybų visą apsineša, apmusyja, dažai laikosi irgi vidutiniškai, tai iš tos pusės gal kokybės kažkiek trūksta. Nes, čia kažkada buvo blizgus paviršius, dabar visas toks matinis. Ir visų blizgių taip pat. Bet kibumo dėl to jos nepraranda, tikrai neblogai žuvį gaudo. Ir beje, kas yra fainiai, kad labai retai užsimeta per jas valas, tai vat. Ir yra balzeriai, dar turiu balzerių, kaip berods vokiškos. Tai tokias blizgės dabar jau retai, kur jų pavyksta gauti, tai jau kiek turiu. Tai va irgi šita spalvytė, mėlyna, labai gera. Matot, visas lipdukas nudaužytas jau nuo žuvų. O šita varinė yra tikrai daug žuvų pagavusi. Toks spalvinimas. O šita juoda irgi taip pat su raudona. Gana kibi, o ant šitos nesu pagavęs nei vienos žuvies. Gal nepatinka turbūt tokia spalvinima žvėjažuvėm, bet tiesiog ją turiu. Tai tokios blizgės, jeigu nerandat nusipirkti Hansenų, tų daniškų blizgių, tai pirkit aisės žilviną ir tikrai žuvis ant jų kimba. Ko nepaminėjau, visur matot, kad yra atitraukimai. Nes jo vėjažuvė kai kerta savo snapu, maždaug taip, tai tie kabliukai taip užsimeta ir tada įsisega į snapą. Kitu atveju tai žuvis sunkiai pasikerta. Tai būna daug, reikia nusiteikti, kad vėjažuvių žvejyboje yra daug tuščių kibimų, daug žuvies nutrūkimų, tokia jau ta žvejybos specifika. Tai
Tai dėl to daromi va tokie atitraukimai per suktuką, per žiedelius. Ir tai šiek tiek geriau padeda su realizacija. Šiek tiek mažiau žuvų nutrūksta, daugiau pasikerta. Tai va, tai tie atitraukimai būtini. Įrankiai šito žvejyboje tai gana paprasti, čia jūra, kažkokių didelių mandryščių nereikia, tai aš žvejoju vat su Shimano spinningu, čia pas mane kelioninis spinningas iš 5 dalių, 2,70 ilgio, tai gal ilgio kažkiek ir trūksta, galėtų būti ir 3 metrinis, na bet jau kokį turiu tokį, šiaip visai geras spinningas, 20-60 jau rašo užmetimas, bet iš tikrųjų tai toli gražu iki 60, manau, kokie 45 gramai jau jo yra, nu 50 gramų jau jo yra viršus. Tai va, tai jūroje pats tas, rytė jūrinė, Pen Pursuit 4 modelis, nebrangi rytė, bet jūroje, kur sūrus vanduo, tai kažkokių brangių ryčių, manau, ir nereikia. Tai va, tai čia jūrinė rytė, galinga. Negaila čia jos tokiom sąlygom naudot, tai su ja ir žvejojam. Valas vėlgi, čia pas mane turbūt 0,20 turbūt, jeigu gerai pamenu, pagal europinį matavimą 0,20 mm. Dedu dar fluoro pavadėlį, bet ne dėl to, kad ten vėjažuvės kažkaip nukastų valą, ne, tikrai ne. Bet dėl to, kad, kaip minėjau, kai blizgė persimeta per fluoriką, tai per valą, tai mažesnė tikimybė, kad kažkaip nupjautų, nes visgi pintuką tai gali nupjauti, pažeisti ir nupjauti. Tai, na, ir akmenų, aišku, yra visokių, tai dėl to, vat, fluoriko pavadėlis visgi praverčia. Tai va tiek, vat, apie įrankius. Maudinių orelis. Ne žvejybos, o maudinių. Pasaka prie jūros.